Labą dieną, kelionės. Ne, šiaip tai atvažiavom. Kur atvažiavom? Į Lazdijus? Į Veisiejus atvažiavom. Į Veisiejus atvažiavom, taip, ką mes darysim? Plauksim. Kur? Kiek? Į Kapčiamiestį. Į Kapčiamiestį plauksim. Teisingai, plauksim į Kapčiamiestį, apsisuksim ir grįšim. Tai pas mus šiandieną kiek? 2 naktų, 3 dienų kelionė. Kažkur į Kapčiamiestį ieškot poligono? Ne? O ką? Ką ten turi? Let's go. Gerai, tai galim parodyti greitai mūsų. O, Monikas, liemenė, viskas tvarkingai. Turim vieną irklentę, kitą irklentę, turim 4 irklus šį kartą. Neapsisprendėm, kurių norim, ar viengubų ar dvigubų, tai taip, tai 2 tašytės ir bandysim plaukti. Ežeriukas, oriukas geras, plus 30, šilta, gera, kažkokia stovyklavietė šiokia tokia. Tai privažiavom, pasistatėm ir plauksim. Palinkėkit sėkmės. Tai ką, pasiruošę išplaukti jau. Tai parodysim Monikos bolidą iš arčiau. Iš karto jau maistų priruošta, visko. Paskutiniai žodžiai prieš išplaukimą. Tau giliau reiktų paeiti. Šalta. Ai, tai, o va, mato bolidas, 2 kuprinis, 2 daugiau svorio. Galim pafilmuoti, kaip Monika išsiverčia. Kuku. Jau išsiverčiat? Kaip vandeniukas? Oik jau. Šlikštučiai. Vienas iš švariausių Lietuvos ežerų, bet... Aš ligonės fui. Nebenoriu. Matau, nusimato smagi kelionė. Ten turim Veisiejų miestelį, jeigu matosi vandens bokštas. Ateiviai kažkokie tais. Ne, mums ten tiesiai ir į dešinę. Čia dabar, kur tiesiai, va tas miškelis, kažkoks Emilijos Pliaterytės kažkoks tais, ar mirties vieta, ar paminklai, ar kažkas, tai savo mane taranoja jau. Tai vat, plaukiam. Tylu, ramu, jokių motorinių valčių, nieko. Paukščiukai čiulba. Monika kažkur tai toli. Ką nors jums papasakot reiktų šiaip tai. Tai su palapinėm, su miegmaišiais, su kilmukais susikroju visą mantą. Bandysim miegoti 2 naktis. Rytoj audra didžiulė nusimato, vėjas. Tai planas yra ryte truputį paplaukti, po to kažkur pristot ir pralaukti lietų. O tai plauksim į upę Baltosios Ančios. Ir vis tiek miške turėtų būti mažiau to vėjo negu atvirame ežere. Tai tokia vienintelė paguoda, bet vat nustoja irkluoti ir iš karto apsuka. Vėjukas irklentė. Antra Monika turi variklį pasislėpus po valtim, čia apsimeta, kad irkluoja. Atplaukėm iki Piliakalnio, lankytinas objektas, net lieptelis yra. Monika irkluoja laiminga savo. Pamojuokit į kamerą. Labai gerai. Truputis vėjuko prieš priešinio, dar čia pavėsiukas gavosi, tai taip. Teks padirbėti. Nuplaukiam 3 kilometrus. Pasirodo stovyklavietė už 6 nuo starto, tai dar 3 liko ir kaip ir stosim šiandienai. Buvau biškį daugiau numatęs, bet pasirodo bus mažiau. Monika džiaugiasi, sako, valio, nereiks plaukti. Eisim kepti bulvių, šviežių bulvių. Mes va ten plaukiam į patį galą. Ten prasideda Baltosios Ančios upė. Kažkur tais 5 km, 6 gal iki galo pačią. Tai po truputį ir irkluojam. Tašu radom
Gera stovyklavietė. Dovydo vietose pažymėta. Tuščia, nieko nėra, nei vienos mašinos. Tai pasirodo privati valda. Uždėtas numeris, pasiskambinom, atvažiuoja šiandien vakarą, kažkas užimta, tai ieškom toliau. Atplaukėm į oficialią. Čia oficialiai stovyklavietė, aišku, tenais viršui, čia kaip ir užimta, bet mes iš šoniuko prisiklausėm parkingę, kur nėra mašinų, tai manau pats geriausias variantas iš visų. 8 kilometrai. O. Pažiūrėk, kokia traukia. Eisim maudytis? Eisi. Mačiau? Taip. Tokia, kur galėčiau kažką pasmeigti. Įsikūrėme kažkur tais parkingė stovyklavietės. Stovyklavietė kaip ir užimta, labai nedidukė tokia, bet radom šašlykinę ir kaip netikėta turėjom dešrelių, tai dabar kepa. Matas valgys 8, Monika valgys 2. Taip. Mes staliuką šiokį tokį turim. Čia viskas neblogai, nuplaukėm 8 km. Oriukas superinis, saulytė leidžiasi. Paskutiniai spindulėliai, rytoj lietutis. Kažkaip bandysim iki anksti išsijudinti, 11 rašo lietus, tai įplaukti į mišką ir žiūrėtis, kas bus. Labas rytas. Mes jau pabudėm, ne mes, aš pabudęs. O, kiaušinį užvirė. Galiu iš karto kiaušinius parodyti. Turim tokią technologiją, vatkus iš tuko ir to, prašau. Įsimažinam. Taip pat. Čia miegojom. Žiūriukas, saulytė išlins, kol kas nėra to tragiško oro. Naktis puikiai. O, dar galiu vieną įdomybę parodyti. Kol Monika nemato. Ant jos irklentės dėlė, vat vašyčia, vat jinai tokia. Nu ką tik įdėjo, nes jinai buvo vašyčia ir tada jau išsitempė. Atsikėlė mūsų miegančioji gražuolė. Pasitokai paruošti, turim donytės, agurkiukų, kiaušinių, šiaip bulvė yra šašlykiniai, gal išsitrauksim. Monika? Pamajokit? Pasisveikinti su žiūrovais? O, labai gerai. Kieniukas kala labai smagiai. Ką, tai nėra taip blogai gal? O čia tai geras kadras. Čia tai šalta. Prakastina tas faktas, kad čia dėliuoja. Taip, bet jos neskauda. Skauda. Neskauda. Kaip paputę jaučiu. Gerai. Siraušiu į savo. Ne tą pusę aišku. Taip. Nu tai teisingai, Monika, aišku. Apsižiūrėk kojas nuo dėlių. Aš net nežinau, kaip jos atrodo. Juodas kleckas gleivėtas prilipęs. Gali būti centimetro, gali būti 5. Gerai, aš jau noriu išplaukti, prašau manęs. Plauk. Koją prisirišk. Koją prisirišk. Kurią? Prie irklentės, bet kurią nori. Kad nepamestum irklentės. Tai, o jeigu aš pati pasimesiu? Nu tai irklentė išsaugos tave. Nu tikrai jau. Gerai, aš noriu džimti iš čia. Priekį prasideda Baltosios Ančios upė. Ją plauksim. Tikiuosi bus takelis šioksai toksai. Biškį priešinis vėjukas, bet ne toks baisus kaip vakar. Saulytė vat išlenda. Misija surask upę. Bandysim prasibrauti.
pavyko. Bet upytė tai sekli, jau krimsta mano užklimpo. Gavom pasivaikščio truputuko ir man irgi kažkokia. Nes čia tai seklu buvo, bet dabar tai matau, kad bus super duper. Oi, kiek musių. Ajai. Vietbūsės po tiltu. Kas užvėjojai? Kažkas vidurį gyvena. Toks šlykštus. Kokia bėda pas mus? Persekli upė. Ar tikrai persekli upė? Upė persekli arba kažkas puščių per daug valgė, pirštais nerodysim. Oi, čia bus reikaliukų. Oi, tu visas šlapias. Kas buvo? Tu jau visas šlapias. Aš? Ja. Tai dėl to ir sakiau, kad bus reikaliukų. Išsimaudysi? Tai vandenukas pats tas. Ne, šiaip labai graži upė, aš labai norėčiau nufotografuoti tas visas kriauklytes. Tai turi laiko dabar? Jo, bet aš važiuoju ir tave filmuoju. Vienas iš 3. Gal mažiukus palikčiau, nes kol kas tai šitas Ai, tik tai tai, skenčia. jo, tai jung tada šitą. Pamatėm lelyje. Dabar jie reikia nufotografuoti, bet kad tave visai kitą pusę neša. Taip, nes tu manęs. Aš net nepriliečiau. O, iš karto geriau. O, dar biški, o. Vienas pliusas, kad kol kas uodai nekanda, bet nenoriu prisikalbėti. Mano kelio lombjurgis. Ant manęs nutupė laumžį. Ant manęs irgi. O, jis dar tupė. Kodėl tu mane lenki? Nes dabar Čia upė dviems nelabai telpanti. tai mažiau reikės valgyti. Pasislėpė antukai. Jis praleido pagaliau. Tai tokie nebaigtų biški. Šiaip tai džiunglės. Monika sakė, kad didelės žuvis nuplaukė link manęs. Tai mes dabar tai žiūrim į dugną, kur žuvys. Bet kad aš tai nematau jokių žuvyčių. Ai, va. Oho. Reiškiasi gera vietelė čia. Namukai su stogais samanotais net nesimato gerai. Pasislepia. Priplauksim į ežeriuką, po to vėl į Baltąją Ančią. Toks fainas mažas ežeriukas. Maitinasi iš Baltosios Ančios ir išteka Baltoji Ančia, tai toksai apvalus, gražus. Kaip aš. Pelekų nepametėm? Pametėm. Gerai. Man jau nuskint norite, ne? Ką? Nieko. Nelašinkit ant manęs. Mes ir vėl džiunglėse. Vien kriauklytės čia.
Nu, sakyčiau, su baidarė aptisėjo be šansų, nes gylis tai pusė irklo iki šito žalio, iki kokios tais E raidės, tai su tuo plaukiančiu cepelinu tai būtų sudėtinga. Monika ką tik kiaunę užtiko, patepė slidas, bet aš tai nesuspėjau pamatyti. Sakė, su žiurkė buvo tai didžiausia baimė. Piečio breliai. Ir gėlytės, pievutė. Monika va, įstrigus. Ką tu tenais patarėjai? Pakibau, bet aš bijau išlipti. Kodėl? Monika, tu esi valti, tu turi irklą, kuris 2 metrus siekia, ką tai ploji ir ploji tu ten tai kiaudėjai. Mane paskui labai baisi, labai šlykšti. Tokia fui, dar tie dantyse ta žiurkė. Ir tikrai visa juoda baisi. Ką tik juokiausi iš šitų plaukiančių cepelinų baidarių, bet dabar pats net gausius pelekus įsim, net pačius mažiausius tos, kur buvau pasilikęs, tai plaukiantis bananas jaučiuosi, dabar čiut pasukai iš karto sukai, bet kur į šoną. Žauklyčių visko daug, rekminukų raudonų, tokia visai jau dauba. Plaukim. O aš kaip tilpsiu su kamera dar ant kaktos. Nu, bandom. Pa? Žiūrėk, kur plauki. Monika. Sakiau, kad žiūrėk, kur plauki, tu ant pelekų sėdi savo. Pisa 2 mažiukai yra, neperšoksi. Gali pakelt man. Oi, srovytė kokia. Oi. Smagus lenkstukas toksai. Koksai? Kontroliuojamas? Monika. Kuku. Geras eidas. Žodžiu, Kapčiamės atplaukėm Baltai Ančia. Kažkur tuoj bus susijungimas su Nieda. Tai mes turėsim prieš eismą. Iki Niedos užtvankos, kaip suprantu, ten gal kilometrą kažkiek tai pabandyti. Jeigu ne, tai šonio kelias eina. Keliu nusinešim. Nu, ir kempingas. Gal čia pasiliekam? Kersvas labai. Tad plaukiam į Kapčiamiestį. Užtvanką persinešė mūsų valtis ir dabar čia turim nusileisti. Parduotuvė yra, ko nors skanaus nusipirkti. Dabar balsuojam, kas eis kaip parduotuvės, kas suruoš širkventės plaukimui tolimesniam. Dar problema yra, kad tualeto nėra vidury miesto, tai šiaip miške buvo nemažai vietų, bet kažkaip tais niekam neįtiko. Prisipirkai biškį ir maišiuką brandinį kupso. Wow! Verta investuoti.
Mano irklentę atstumk iki kranto. Stumk. Nepasiekiau. Taip ir gyvenam. Apšiai medį kažkokį. Kodėl tu pats negalėjai lipti? Tai plaukiam Niedos upę Kapčiamiestį. Aišku, čia tvenkinys toksai. Nepasakytum, kad labai upė, nes užtvanką ką tik praplaukiam. Ir įplauksim į Zapsės ežerą, jeigu neklystu. Kažkas tokio. Tai va, prisipirkom maistą, vandens, vakarienės. Kaip jums tokia pirtelė. Visai jau ežere pastatyta. Aišku, mažytė, bet gal ir fainai. Karvė aptikom. Monika čia užmatė. Panašu, kad nuėjo lietus pro šoną. Debesis ten baisus, čia jau gražus, jau sulytė kepina. Tai panašu, kad nebus lietučio, galėsim savo ramiai patostogauti. Baigėsi Monikos tempimas 4 km. Išplauksim dabar į tiesę ir jau bus tiesiai ir mašina už kokių 10 km, nežinau. Kalbam, ar šiandien stosim, ar pasibaigsim viską, žiūrėsim pagal situaciją. Gal vis dėlto dėl lietaus prišnekėjau, čia vis ateina tokie tamsus mėlyni. Tai žiūrėsim, kas per situaciją. Vėjukas iš nugaros tai lengvai neša Monikas savo lietpalčiu. Didelis paviršiaus plotas ir saustumė lengvai, aš čiut pasivėjau dabar. Aišku, pas mane tašių prikrauta viską, bet vidurį ežeriuką esam. Čia šone karvytės ganasi šitose pievose, matos, kad gražiai nuėsta. Žolytė nuvalgyta, taip iški kvapelis toksai kaimiško. Vėjukas į nugarą ir dabar kaifas plaukti. Nereikia nei kapot, nieko, gali pasileist, būtų gerai, kad būrė, bet nepasugalvau, nepasiėmiau. Radom stovyklavietę šiokią tokią, bet kad užsilipti, jo tokios kopėtėlės viską, aišku, viršų lygų, bet dar turim laiko, šiaip lietus persistumė į 6-7. Dabar pas mumis 15:04, dar galim paplaukti arčiau, paieškoti, štai bus mažiau, 8 km iki finišo. Pagal žemėlapį, tai mums realybėj bus kokie 9 gal, nes mes biškį vieną šoną į kitą. $30 km. Pamajokit. Pasivėjo mumis debesiukai. Iki mašinos, ne iki mašinos. Iki finišo yra 3,5 ir dar po to iki mašinos 5 km reikės paėjėti, kad atsivaryt. Tai dabar vyksta pamausinimai, ką darysim. Ar gausim lietaus, ar negausim. Panašu, kad gausim.